Ir aš galvoju, gal galima būtų į traktorių Dakarą Martynai kažkokį traktoriuką va tokį paleisti, ką? Na tai taip. Jeigu neleidžiam į traktorių Dakarą šitų traktoriukų, kada tu man jį nupirksi? Nu, man jis taip tinka. Grybaut važiuosit? Ir grybaut galiu nuvažiuoti. Aš galiu su juo ir į sodą, ir į mišką. Tai Škodos reikia. Ne, man reikia šito John Deere traktoriuko. Aš einu, kur Valdas einu, aš paieškosiu Valdo, pašnekinsiu, aš jį gal jis man žmogus parduos. Einam. Bet gerai traukia. Oho. Dabar rodau, atvykom į Dojus Agro, tai yra dar vienas generalinis rėmėjas traktorių Dakaro renginyje, užimantis labai svarbią vietą. Aš kaip tik matau traktoriuką ir aš galvoju, gal galima būtų į traktorių Dakarą Martynai kažkokį traktoriuką va tokį paleisti, ką? Na tai taip. Gal paklausiu kitaip, jeigu neleidžiam į traktorių Dakarą šitų traktoriukų, kada tu man jį nupirksi? Nu, man jis taip tinka. Grybaut važiuosit? Ir grybaut galiu nuvažiuoti. Aš galiu su juo ir į sodą, ir į mišką. Tai Škodos reikia. Ne, man reikia šito John Deere traktoriuko. Aš einu, kur Valdas einu, aš paieškosiu Valdo, pašnekinsiu, aš jį gal jis man žmogus parduos. Einam. Žinok, Gedai, aš čia, kai atvažiuoju, aš nesibeldžiu. Aš einu drąsiai ir nieks manęs iš čia, žinok, neišvaro. Labadiena, vyrai, labadiena. Nu, va, žiūrėk, visi jie posėdžiauja. Ateik čia, Valdai. Aš traktoriaus atvažiavau nusipirkti. Ateik čia. Nu, va, matai, net iš posėdžio žmogų ištraukiau, supranti? Vat kas vyksta. Valdai yra reikalas, žinok, labai rimtas. Valdai, žinok, nu tu žinai, kad aš noriu to mažo traktoriuko, ne? Visada aš į jį įlipu. Nu, va tenais laukia, kur stovi. Su rankenom, su vairu reikia. Gali būti ir su rankenom. Kaip tik tau. Būk šiuolaikiškas, su elektrotraktorium važinėk. Parodyk. Va. Va. Nu, arba džipą. Martynai, gal žinok visgi, kai mes turėsim anūkų ir jau čia ne už kalnų tie dalykai, gal galėsi va tada anūkam nupirkti, aš manau. Aš manau, Gedai, kad čia bus šitas traktorius, kuris dalyvaus traktorių Dakare. Einu, paklausiu, bet tikrai turiu įtarimą. Šitas traktorius dalyvaus traktorių Dakare. Atspėjau, va šitas, va, gražuolis. Jėzau, koks gražus. Oho, laba diena. Va čia mūsų navigacija bus. Pats važiuosiu su savo kolega kombainų specialistu, kuris patyręs ralyje. Važiuoja mėgėjų ralyje. Tai tuo prasme, jūs čia rimtai ruošitės, jau rimtai. Rimtai ruošiamės, tai? Ne baika čia, ne? Ką pasakotumėt apie šitą traktorių? Tai mes išsirinkom 6M250 šių metų naujieną. Kokie pagrindiniai niuansai, kad norim geriausio svorio ir galio santykio. Oha. Sportinio variantą. Kai tikrai nepritrūktų galės, nes jisai transportą gali išvystyti iki 281 arklio galio. Ir grubiai turėsim apie 9 tonas svorį, nusijėmė visus svorius. Mes planuojam, čia dabar jis ir su priekiniu svoriu kaip ir yra. Bet tai žinot, kad bus, kaip sakoma, greitis ribojamas? Taip, bet įsibėgėjimas neribojamas. Ne. Tai va, tai ir laimėsim pusę sekundės ir džiaugsimės. Nes šiaip taip pat traktorius savo šiaip 54 gali rodyti mums čia va. Aha. Bet šiaip įsibėgia iki 56,5. Bet gerai traukia. Oho. Tai tikrai žvėris yra. Jaučiasi ta galia. Jaučiasi. Taip pat su bepakopio transmisija, kas labai aktualu mums, kad nereikės galvoti apie pavarų perjungimą. Pati iniciatyva labai įdomi. Tik tai sunku ruoštis, kai nežinai, kaip pirmi. Tai vat, nežinai, kaip iš tikrųjų, kokie iššūkiai tai laukia ir šitoje visą laiką nežinomybė klūpo. Tai gal jūs kaip gamyklinė komanda ir vieni iš generalinių rėmėjų gal prašėte, kad jums parodytų trasą ir jums atskleidė trasą, parodė.
Trasa nėra atskleista, Aha. taip užuolankom pasakyta, kad bus sunku. Tai va tas sunku ir nežinai, kaip ruoštis, kiek virvių pasimt. Ne, nu vis tiek ten galima buvo susidaryti daugmaž įspūdį, kaip važiuojama. Jūs matėt reportažus? Taip, tai aš... Iš to daugmaž. Taip. Kas tokio dar svarbaus būtų jūsų nuomonė? Nu, su kolega ralistu ką pasitarėt? Mes praeitais metais dviese abudu su traktoriais pravažinėjom visą Lietuvą, kai demo turą darėm, kaip ir pas Jolantą praeitais metais pirmą mūsų lauko dieną buvo. Tai mes kaip komandai tokia dviese, jau nežinau kiek čia kilometrų apsukom aplink Lietuvą. Jis su vienu traktoriu, aš su kitu paskui važiuojam. Į vieną lauko dieną sudalyvaujam. Tai kaip pastebėm, tai tiesiog, kad tiesiog pirmyn einam ir viskas, kažkokio daugiau nusistatymų neturim, tiesiog tą nežinomybę reikia psichologiškai žinoti, kad visko bus, viskam nepasiruoši, bet darom kas geriausia. Ką vat galėtumėt išskirti iš šito modelio, kas vat jums labai pravers dabar šį kartą? Parodyt, pademonstruoti, kas tokio? Labiausiai mums pravers šita rankenėlė. Ant šitos rankenėlės mes galėsime nusistatyti savo maksimalų greitį, kad baudos taškų negautų. Ai, kad neviršinu, jo, teisingai. Tas pats svarbiausias dalykas. O, kaip, trasa, manau, bus tikrai sudėtinga ir sužinosim mes ją tik tai prieš startą. Taip. Tikrai nepanaudosim šitą mygtuką automatinio vairavimo, nepavyks nusistatyti iki tol. O kas dar svarbu, manau, kad užtektų mums komfortą. Tai vat, kaip jūs čia tilpsit, nes aš žiūriu čia taip ankštoka, taip. Man tai taip sėdint, taip. Ką aš žinau, aš kaip sveriu 100 su kapeikam kilogramų, jau taip sudėtinga, taip įsitek. Nesam irgi patys skurdžiausi, bet manau taip tilpsim. O svarbiausia yra, kad mes turim amortizuotą tiltą, kabinos amortizaciją turim, tai patys tų virpesių iš trasos tikimės nesulauksime. Ką perduotumėt Agrobite Play žiūrovams? Aš visiems Agrobite Play žiūrovams perduočiau tikrai atvažiuoti šį renginį, nes mes jaučiam, kad tikrai bus įdomu ir daug surprizų bus šitame visame renginyje. Tiek iš pačių dalyvių, manau, tiek iš generalinių rėmėjų, nes tik ir mes įvairių rungčių pačiam jau priėmimo jau fazėje, kai visi grįžt nusimatę, tai manau bus žiauriai geras renginys. Šėrinkit ir laikinkit. Nu va, dar tokio daikto jūs nematėte. Susitinkam traktorių Dakare, birželio 21 dieną, Kaišiadorių rajone Žasliuose, kur dalyvaus šitas gražuolis. Dojus Agro durys atviros visiems.